Vieną dieną jaunuolis, norintis pasiekti sėkmę, atėjo pas meistrą. Šis meistras buvo tikrai pasiekęs labai daug gerų dalykų gyvenime, turėjo labai daug patirties ir be abejo išminties. Ir jaunuolis jo paprašė, sako, ar tu gali man padėti, ką man padaryti, kad aš pasiekčiau sėkmę gyvenime. Na, meistras sako, taip galiu, einam iki paplūdimio. Jie ateina iki paplūdimio ir sako, mes dabar brisim į vandenį. Įbrenda į vandenį iki kaklo ir tada meistras jaunuolį panardina po vandeniu. Ir ištraukęs jį po kelių sekundžių, vos gaudant į orą, sako, kai tu buvai po vandeniu, ko tu labiausiai norėjai gyvenime? Ir be abejo jaunuolis sako, kvėpuoti. Tai va, kai tu norėsi pasiekti savo sėkmę, taip pat kaip tu norėjai kvėpuoti, tada tu ją ir pasieksi.